blogai. Kas bent šiek tiek apie mane jau žino? Gerai, bus lengviau ir nebus nuobodu, nes man reikės 10 arba 20 kartų pasakyti, kodėl aš esu Lietuvoje ir iš kur aš esu. Labai trumpai, aš esu Mark Baden-Harold, tai yra aš. Mark Splinter yra pseudonimas, kur naudoju kartais. Ir tas principas yra, mėgstamiausias hashtagas, netyčia sukūrėm vieną dieną ir visi kartoja, tai yra komunikacija. O jūs esat, aš žinau, komunikacijos fakultete. Ką tai reiškia? Ką studijuoti? Komunikacija. Kas yra komunikacija? Kokia? Medija. Ypač žurnalistika. O pavyzdžiui, naujienos televizija. Tai yra komunikacija? Piaras? Reklama? Kas nori dirbti reklamos industrijoje? Sėkmės. Kas nenori dirbti reklamos industrijoje? Dauguma žmonių reklamos industrijoje nenori dirbti reklamos industrijoje. Gerai. Kadangi mes jau pažįstami, aš galiu pradėti. Ką aš pasakysiu jums? Čia labai plati tema ir mes turime maždaug valandą ir kaip visada, negaliu pasakyti viską ir viską. Aš turiu savo asmeninę poziciją, aš pabandysiu pasakyti biškį apie kitų užsieniečių ir ką jį pagalvoja, bet aš nesu nei Britanijos atstovų arba užsieniečių atstovų. Aš maždaug Vilnietis ir jau 10 metų man nelabai svarbu, kas vyksta Londone arba Berlyne, tai aš labiau Vilnietis, nei užsienietis. Tai būtų pirmas punktas. O kalba yra Lietuva užsieniečių akimis. Tai stengsiu sugalvoti, ką reiškia ir atsakyti klausimą. Čia, ką mes padarysim, kodėl jums taip svarbu žinoti, žinai, paskaita, kuris nesvarbus būtų waste time, tai ne wasting time, yra jums labai svarbu sužinoti, kas yra Lietuva užsieniečių akimis. Ir ypač svarbu jums, nes Lietuva turi specifinę problemą su komunikacija. Ir nelabai supranta, ką pasakyti užsieniečių, arba jo, ko nereikia bijoti ir taip toliau. Mes kalbėsim apie komunikaciją, kaip jūs galite tobulinti tą komunikaciją, kai jūs dirbat reklamos industrijoje. Lietuva lietuvių akimis, jūs turit savo idėją, tai kas yra Lietuva, dažniausiai mokykloje kažkas pasakė tau 10 kartų ir gintara ir sanskrit. Tai mes pagalvojame, ką jūs galvojate. Mano akimis, labai asmeniškai aš pasakysiu, ką aš galvoju ir net nepriimti. Tai labai rimtai bus mano požiūris. Lietuva užsieniečių akimis aš pabandysiu pasakyti, aš radau YouTube, atsirado dabar tipą turistų, ateina čia ir filmuoja kažkokį klipą ir aplaudina YouTube. Senai nebuvo taip, bet dabar yra daug ir gali surasti daug debiliškų užsieniečių ir ką jie pagalvoja apie pirmą kartą Vilniuje. Dar vienas pointas, aš labiau apie Vilnių pakalbėsiu ir aš žinau, kad daug gal iš jūsų nėra originaliai iš Vilniaus ir aš žinau, kas yra už Vilniaus ribas ir aš žinau, kas yra Panevėžys ir aš žinau, kas yra Kaunas ir sorry, bet aš kalbu apie Vilnių, nes žinau apie Vilnių ir gyvenu Vilniuje ir jeigu aš sakiau Lietuvą, dažniausiai Vilnius. Tai kritika iš karto yra, Markai, nesupranti Lietuvos, tai eik ten ir bus, žioskai blogai bus. Jo, buvau ten, aš žinau, gavau į snukį vieną kartą mano gyvenime, buvo netoli Panevėžio. 20 metų pietų Londone, be jokių problemų. Ir aš, žinai, Liuboje netoli Panevėžio. 5 valandą ryte. Vienas žmogus su kabalu pabandas.
tada Lietuva lietuviam, iš nacionalistų ir kokią Lietuvą jūs norite sukurti savo, arba mes norite sukurti mum. Tai yra biškai atskiras klausimas ir aš noriu pakalbėti apie tai, nes čia yra dvi perspektyvos. Yra, ką mes norim būti ir daryti, pristatyti ir ką žmonės žiūri ir ką jį pamatė Lietuvoje. Ir komunikacija, mano nuomonė, nors niekur nebaigiau, bet, žinai, komunikuoju kasdien. Ir komunikacija yra komunikacija. Jūs turit pasakyti užsieniečiam, kad jį suprastų, o ne ką jūs galvojat, jeigu komunikuojat užsieniečiam. Ir čia labai svarbu, ir mes su turizmo departamentu, nežinau, kiek valandų kovojam, kad jį suprastų, kad šaltybarščiai labai tikrai neparduosi niekam, nes neįdomu. O jeigu sakė, ne, čia labai populiari ir turistam patinka šaltybarščius. Bet jį akcentuoja šaltybarščiai, nes jį neturi kitų idėjų. Ir užsieniečiams, tai yra, pink soup, it's not even hot, like what is this? Ir nuotraukoje negali suprast, kas yra, tai jis siunčia jo pėdsus visur pasaulyje, kur yra pink soup. Ir galvoja, kad tai yra labai gera reklama ir visi įsimylės Lietuvą dėl to. Tai komunikacija, labai įdomus sritis. Ir paskutinis punktas, Lietuvą visiems, kuris būtų mano pagrindinė misija, kad mes galime atidaryti Lietuvą daugam ir reklamuoti geriau ir daugiau žmonių ateis čia ir bus, fainai. Mēs beigsim ant to pozityvumo. Gerai, bet pradėsim nuo pradžios. Tai būtų šis klausimas. O, žinai, aš jau sakiau, čia yra gal 20 kartų man reikėjo pasakyti detaliai, ką užsieniečiai galvoja apie Lietuvą. Nes lietuviam kažkodėl yra žymiai svarbu sužinoti, ką užsieniečiai galvoja apie Lietuvą. Ir kiekvieną kartą yra, pavyzdžiui, kažkoks Daily Mail straipsnis, kur kriminalas Anglijoje padarė kažką ir jis buvo lietuvis. Tada visi galvoja, pasaulis fanatizmas ir dėl tos, kad mes visi kriminalai. Taip yra, Facebook. Realybė ne. Jums svarbu sužinoti, ką užsieniečiai galvoja apie jūs, nes tai yra auksinė informacija. Aš irgi noriu sužinoti, ką elektoratą galvoja apie mane, bet mums reikia žinoti vienas kito, suprasti ir pagalvoti ir kad dialogą būtų. Tai nieko nepadaryti, nestatysit kažkokią stebuklingą Lietuvą be jokios pagalbos ir tada vieną gražią dieną Project Lietuva bus pabaigtas ir gali parodyti pasaulį. Tai būtų labiau konservatorių planas. Ir kas yra blogai, yra, kad jį sukurs šitą Project Lietuva pagal savo mąstymą, tik savo, ir beveik niekada nepaklaustų užsieniečių, ką jį galvoja, ir jeigu paklaustų, gal nelabai girdės atsakymą ir pasakys, ne, mes apie gitarą. O užsieniečiai pasakys, gitaras tai, bet tai Lenkijoje yra gitaras, ar ne? Arba Kaliningradą kažkokį, tai su Lietuva. Tai aš tikrai noriu, kad jūs komunikuosit pasaulyje, kas yra Lietuva ir kuo gražiau ir kuo suprantamiau, jeigu tai yra žodis. Bus labai fain. Ir neturim tiek daug profesionalių Lietuvą, šitą salėje yra, žinai, pusė reklamos industrijos ateitis. Tai man labai svarbu, kad jūs sužinotum, ką aš galvoju, ką kiti užsieniečiai galvoja, ir tada mes galim tobulinti Lietuvos komunikaciją su pasauliu. Savaime suprantama, svarbu, nes aš pakviestas čia kalbėti. Lietuva Lietuvė pirmys. Tai aš noriu paklausti jum, aš vėliau pasakysiu tiesą, o dabar šiuo metu, ką jūs
galvojat, yra, tarkim, lietuviška dalyka. Lietuviškas dalykas, kas tai yra? Šaltybarščiai, aš žinau, arba jau žinau. O kokie kitų dalykų? Žinai, komunikacijos fakultete, paprastas klausimas ir tylos. Aš klausimą turiu, o jūs norit paklausti, kaip mes matom Lietuvą, ar kaip mes įsivaizduom, kad Lietuvą matom? Tas yra lietuviškas daiktas, žinai, ar šitas yra lietuviškas, ne, čia aš neasocijuoju šitą daiktą su Lietuva, pavyzdžiui. O telefonas tai Nokia, žinai, Suomija būtų gal. Skype'as būtų Estija, nors Estų nepadarė Skype. Lietuviškai, fish and chips, gerai, your turn. Krepšinis. Ačiū, kiek minučių lietuvių pasakysiu krepšinis. Wow, okay, we're getting somewhere. Jūs kalbate apie krepšinį. Nu, gerai. Dar. Cepelinai. Cepelinai lietuviškai. Gerai. Darbštumas. Darbštumas. Jo, aš apie realybę nesvajotas. Pradėkime šiaurė, krepšinis, jūs pasakėte. Gerai, okei. Jums krepšinis yra lietuviškas, gerai? Man, kaip britas, krepšinis yra neįdomus ir amerikietiškas. Aš nenoriu įžeisti, ypač po tokio plakato, bet aš apie tą perspektyvą. Nu, gerai, valio, jūs žaidžiate krepšinį, nu, okei. Ir jūs esate lietuviai, okei. Bet nereiškia, kad krepšinis yra lietuviškas lygus. Ir net pagalvok, kad jeigu mes kartosim apie krepšinį, tada pasaulis pagalvok, kad krepšinis yra lietuviškas. Nebus. Nu, suprantat maždaug, nes aš tikrai nenoriu įžeisti, bet čia mes komunikacijos fakultete, čia universitetas, mes galim biškai akademiškai šnekėti. Tai antras punktas buvo cepelinai. Cepelinai. Įdomus žodis, tipo cepelinai, labai lietuviškas žodis, ne? Forma, labai lietuviškas, tipo vokiečių karo skraidantis balionas kažkoks. Man irgi kaip užsienietis nelabai lietuviškas. Gali pasakyti apie cepelinus, kad, nu, ten buvęs, ne, nu, rytų Europos kulinarija, žinai, daug buvių, alaus yra, jo, regioninis dalykas, bet ar cepelinas yra lietuviškas, ar bus lietuviškas, ar reikia reklamuoti Lietuvą cepelinais? Suprantate, tai yra skirtingas klausimas. Jeigu jūs esat Airijoje ir dirbat kažkur, ir galvojate apie savo šeimą, gal norit valgyti cepeliną, ne? Ant nostalgijos, nu, tai smagus. Bet užsieniečių nepraeis. Bet tai buvo klausimas, ar kaip mes matom, ar kaip mato, ar kaip užsienis mato. Taip, aš paklausiu iš jūsų, kaip jūs galvojate Lietuvą, ir matot, kad visiškai skirtingai atrodo iš išorinės perspektyvos. Tai yra beveik visą man paskaitą šiandien, visiškai skirtingai atrodo iš išorinės perspektyvos. Jeigu jūs parduodat bet kokį produktą su gerbėjais, muzika, whatever, jums reikės pagalvoti, ką auditorija, ką publika galvoja. Ir žiūrėk iš jų pusės, nes tai yra jūsų darbas, o ne testyti, kas yra Lietuva. Eik į turizmo departamentus ir jį sėdi ten prie stalo ir galvoja, kaip parodyti kuo daugiau gintarų ir šaltybarščių užsieniečių. Tai yra jų strategija. Aš beveik nejuokauju, jį naudoja mūsų mokesčius ir to daro. Bet klaida yra, kad jį nelabai galvoja, o kaip kurti teisingą mintis užsieniečių galvose. Gal aš taip pasakyčiau. Gerai. O yra kažką tikrai lietuviškai? Linas? Okei, nu, Austėja labai gražiai lietuviškai. Women, environment, beer, okay, now we're starting. Beer with an internet, where did that come from? Who said beer with an internet? No? Ačiū. Beer. Actually, gal nežinot, bet lietuviškas šalus yra unikalus
pasaulyje ir man kaip alaus smegenų sužinoti apie tai. Daug yra mini daryklių, čia yra alaus gerbėjų rojus kažkoks. O turizmo departamentas nelabai nori akcentuoti, nes tai yra alkoholis ir alkoholis yra blogas. Ir Lietuva turi reputaciją, visi alkoholikai. Tai neakcentuoti mūsų skaniausią produktą. Suprantate? Krepšinė viskas. Man lietuviškiausias produktas ever ir karalius visų produktų yra kepta duona. Pusė salė galvoja, ai, tai šūdas. Ir kiti pusė, nu jo, Lietuvoje yra. Kodėl aš sakiau kepta duona? Jūs visi galvoja, kad čia yra skurdas maistas, ne? Tipo, alus yra... Alus, aš galvoju apie alus. Duona yra jau tipo sena ir reikia padaryti kažką gaišinti, kad gali bendrauti šiek tiek, ne? Tai yra kepta duona jūs. O aš buvau Hogo bare, nežinau, ar jūs Google'os. Ir čia aš sakiau visiems, tai jeigu jūs jau girdėjot šitą istoriją, sorry, bet čia yra good one. Aš buvau Hogo bare su New York Times vyno kritiku. Jis turėjo klausimą, tipo, kas yra Lietuva, žinai. Ką aš turiu parodyti čia? Šaltypaščius? Ne. Mes einam į šnekutį, 3 ryšių alaus gavom, 1 blogas, 2 awesome. Vyno kritikas pasakė, labai gerai. O kokį tipą užkirptė yra prie alaus? Nu, šnekutis, tipą, nelabai noriu išsakyti tų žurnalį ar whatever that is. Tai, geriausia kepta duona pasaulyje. Tas yra kepta duona. Ai, fried bread. Nu, bet pamatysi. Hogo, jis užsako, tipą, sūrių piršt. Pirštelių. Gerai, pirštelių. Nu, just, tipo, whatever. O kepta duona, jis pasakė, geriausias užkirptis prie alaus pasaulyje. Jis sutiko su manim. Ir jis pasakė, aš nežinau, tipo, aš mirsiu iš infarkto kažkokio, nes aš noriu valgyti šitą kasdien. Ir aš sakau, negali, nes jūs amerikietis esat. Jūs gyvenat Amerikoje, kur nėra keptos duonos. Lietuvoj ir, nu, Lenkijoj, jeigu labai arti Lietuvos. Ir aš padariau researchą ir tikrai Rygoj pabandyti surasti. Nelabai, nėra. Tai man kepta duona yra awesome ir labai gerai būtų, jeigu turizmo departamentas išleistų milijonus ant brošiūrų kažkokią apie kepta duoną. Bet jį niekada nepadarys, nes jį galvoja kitaip, ne? Jį vis dar galvoja, kas buvo mokykloje apie Lietuvą. Ir mes turime galvoti, kas buvo mokykloje. Nelabai. Dabar. Oh dear. Okay, dar kartą apie perspektyvą. Aš turiu savo. Ir aš vienas žmogus. Ir aš klystu, kaip visi žmonės. Ir aš turiu norą visada pasakyti labai stipriai ir aiškiai, ką galvoju. Ir sakiau kartais skambinti didžiais. Bet ne, čia tiesiog kaip aš galvoju. Jums turi būti įdomu sužinoti tiesą iš mano perspektyvos, bet nereiškia, kad visi anglai galvoja tai. Nereiškia, kad aš visą dieną galvoju tai. Tiesiog yra klausimas, ką aš pamatau ir aš pasakysiu. Ok. 2004 metais. Pirmą kartą Lietuvoj. Čia mano draugai. Mano akimis. Jo. Yra biškį nepatogu, net ir man dabar po 10 metų, kad žmonės atvyko čia, gerti. Biškį nepatogu, ne, mes esame kažkokie girdikli, ir tada jie nori grįžti ant prezidentūros ir visakyti, tai reikia, mums nereikia. Bet
Bet turiu pasakyti, kad priežastys, kodėl aš vis dar esu Lietuvoje, kad pirmą savaitę buvo žiauriai smagu ir visur mes buvom, gerdavom, veikdavom ir man patiko. Tai jeigu esi senamiestyje ir ten yra kažkoks užsienietis ir jis yra girtas ir jis biškį negražiai atrodo, turėk tolerancijos. Nes tai yra senamiestis, jūs ateina ten to daryti, jūs siūlot to daryti, jūs parduodat alkoholį jam ir jis sumokėjo per dieną ir taip toliau. Toks stilius. Toleruokit biškį. Mano akimis čia yra nelabai blogai. Čia beveik reklama. Va, ne mano akimis, o atvirkščiai. Bet čia yra, ką aš dariau pirmi metai Lietuvoje. Ir mano akimis tuo metu Lietuva buvo kaip ta rave era Anglijoje, kurį paleidau, nes aš biškį per jaunas. Ir tuo metu mama neleidžia į raivus, 10 metų. Bet aš norėjau eiti ten. Ir tada 18 metų ir jau visi raivai beveik pabaigė, ten reikia eiti į klubą, ten 10 svarų ir taip toliau. O ta tikra undergroundinė muzikos scena nebuvo. Tai aš galvoju, čia vis dar yra ta undergroundinė scena, aš galiu pagroti plokštelėm, Rusija, čia yra Baltiniai džanglai, žinoma. Jo, Baltiniai džanglai, toks keistas, tipo podvalas kažkoks. Buvo nuostabu. Ir dabar beveik nebėra tokių undergroundinių dalykų, bet Vilniuje nebėra. Man ir liūdna, ir labai gerai, nes tuo metu, kai mes rodom ten, mes svajojam apie ateitį, kur mes galim ne Rusiją po barą pagroti, bet klube kažkoks opium. Ir tas progresas aš pamačiau. Mano akimis aš pamačiau didelį progresą per 10 metų. Ir visada sakiau, kad maždaug 25 metų progreso iš vakarų jūs arba mes padarom per 10. Nuo įstojimo į Europos Sąjungos iki šio. Ir nėra labai daugiau padaryti. Beveik visus darbus mes jau padarom. Visur normalu. Jeigu mano draugai atskrenda dabar, ką jį pamato? H&M, Marks & Spencer's, Gedimino prospektus tvarkytis, nors gadintis, nes kažkoks žmogus nupirka net tos detalės. Tai buvo pokyčių daug ir dabar atrodo beveik normalu. Ir dabar tai yra biškį minusas jums, nes dabar jūs neturit priežasčių nelaimėti. Mes, aš noriu pasakyti mes, bet jūs neduosit petys, tai aš pasakysiu jūs. Jūs turit šansą laimėti Europos konkursą. Dabar žiūrėk į rodiklius, dabar visi mano draugai, kurie seka ekonomiką visur, kas ten vyksta Lietuvoje, yra augant, BVP, augant. Wow, awesome, čia nėra Portugalijos kažkoks. Yra tas dabar atmosfera, kad gal kažkas vyksta ten. Tai aš pamačiau mano akimis šitą erą, šitą erą ir buvo labai smagu, kad nebėra ir tai irgi labai smagu. Daugiau tai kaip laimėti Europą, vėliau. Va. Mano akimis. Ir aš nemeluoju, nes aš kritikuoju Lietuvą dažnai ir... Ar jūs įsivaizduojat, kad aš gyvenčiau 10 metų ten, kur nekenčiu nieko? Tai ar jūs norit gyventi kažkur, kur viskas yra nesmagu ir negražu? Tai aš tikrai ne. 95% mano nuomonė apie Lietuvą yra, kad graži ir neįtemptas. Relax. Aš neturiu 5 valandų tokių nuotraukų, o šitas yra maždaug 20 minučių iš Vilniaus.
Nuostabu. O, su taksi į šitą ežerą mes važiavome. Filmai. O dabar pradėjo žmonės reklamuoti, investuoti Lietuvoje pradėjo reklamuoti turizmo departamentus Germany, investuoti Lietuvoje, stipriai pradėjo reklamuoti to praktiškumą. Nes pagaliau supranta, kad žmonės neateina į Lietuvą sužinoti, kas yra jūsų viduramžių istorija. Ne, istorija. Jie nori, kad būtų įmanoma su taksi į tokį ežerą. Super, tai yra toks didelis pliusas. O jūs tipo, dar kartą, kietų Londone, 20 metų. Kur gali surasti taksi už 35 litrus į ežerą. Į baseiną, kur daug žmonių yra ir daug chemikalų ir daug kryžių. Va, Lietuva, awesome. Kodėl jūs nereklamuojat? O, žiūrėk, ką mes turim Lietuvoje. Wow. Aš pabalsinu šitą Facebook'e su išrašu, aš ką tik einu į odontologiją. Čia kaip aš einu į pas odontologiją. Per šitą gatvę, kuris jums yra gal, aš atsistračius jo, reikia pasakyti turistam apie užupį visada, nes gražiai atrodo. Bet ne, čia yra wow, čia yra absolutely wow. Aš pagalvojau palyginimui, Reykjavike gamta nuostabu, ir fotografuot BK. Ir žmonės eina ten vien dėl to. O į Lietuvą, labiau, kaip pasakyti, šitą žmonės mėgsis, gražiausia šalis pasaulyje. Tai kažkaip labiau dėl to pirmo. Kokia? Dėl tos pirmos nuotraukos. Kokia? Ne, pirma buvo, kuri ten. Nu, jo, bet čia, kur aš einu, atgal čia. Aš žinau, kad, aišku, jūs reklamuojate Altauną ir taip toliau, bet biškį labiau turistų. O ką visi imigrantai, kaip aš ir kiti darbuotojai, mes visada pasakom, čia kasdien yra smagu eiti į darbą, eiti bet kur. Ir mes akcentuojam to. O jūs biškį labiau iš turistinės perspektyvos, kad tipo, jo, yra pilis, yra bažnyčios, gali eiti ten, fotografuoti. Ok, gali, bet jeigu tu gyveni kasdien Vilniuje 10 metų, vis dar smagu to pamatyti. Nu, jūs gal nepamirškite. Aš apie sieną kalbu. O turizmo departamentas taip apie hektarų skaičius. Vilnius yra 437 tūkstančių hektarų. Kas yra hektaras? Okay, anecdote. Čia buvo incidentas, jeigu nežinot, Jazz Kaune, kur žmogus skirtis galvoja, kad būtų juokinga eiti į Jazz, apsirengti kaip SS officer, Oberleutnant kažkoks. Ir jau girtis užsakyti brandy ir gerti kitą brandy ir kitiem klientam trukdyti. Jam buvo pramoga. Aišku, tai yra nelegalu Lietuvoje su nacijų uniformu, niekaip. Tai mano draugas paskambino policijai, pasakė, kad mano žmogus čia, triukšmauja ir, su svastika, jo, nacijų svastika, jo, nėra saulės simbolio, tai yra svastika.
Ir policija turėjo atvykt ir jį labai profesionaliai viską padarė. Jūsų policija nebloga. Atvyko, pamato viską, konfiskavo svastiką, pagavo, viskas, no questions. O kitą dieną žiniasklaidoje, kas buvo, kažkoks užsienietis turi kažkokį skundą ir nereikia čia skust užsienietį. Nu, mano draugas Richardas gyvena Lietuvoje ilgiau nei mane. Ir Vilniuje, ir Visagine, ir Kaune. Jis yra PhD doktorantas, jis daro dabar Kauno žydų bendruomenės istoriją po karo. Jis nėra kažkoks turistas, arba seks turistas, sėdintis restorane, kritikuojant svastikas. Jis studijuoja tą istoriją. Ir jis kasdien kalba su žmonėmis, kuris parado visą savo šeimą. Tai toks attitudas, reikia dalytis, tikrai. Nes visi stebi šitą ir šitas anekdotas gyvens ilgiau nei pozityvumą apie Lietuvą. Aš galiu milijonus kartus papostint gražią nuotrauką kaip šitą, bet tada šitą gadins viską ir ilgai. Tai pliusas dabar yra, kad nelabai kas skaito lietuviškai pasaulyje ir jūs galite sektis ir publikuoti vieną ir niekas nestebės. Bet era baigėsi ir dažniau bus problemų iš tikrųjų. Kaip ir olimpiada, kur buvo Sihailina kažkoks lietuvis arba nesihailina, nežinau. Ir jo atsakymas buvo, oi, bet Lietuvoje normalu. Jo, bet tu Anglijoje, o ne Lietuvoje. Ir tas pats šitas nacis restorane irgi pasakyti, bet nuomojam kostiumą legaliai. Buvo vienas iš atsakymų tais metais. Tai ne, suprask, tu gyveni pasaulyje. Ir tiesiog nelabai gražu sėdėti restorane Kaune su svastika. Old Town. Pagalvok apie tai, nes pasaulis pradėjo žiūrėti į tuos reikalus ir labai didelį gerą gali padaryti labai lengvai, jeigu tu pasakysi, ai, bet Lietuvoje normalu. Pasirašyti prie Europos Sąjungos, tai viena istorija. Jeigu norite išstoti, tai kita istorija. Tai jau pradedam biškį apie ką užsieniečiai galvoja apie Lietuvą. Ir aš tikrai nenoriu, kad jį pagalvotų, kad čia pilna fašistų ir svastikų ir nacionalistų. Ir aš labai dėkingas, nes biškį po biškį tylėjo tai nacionalistai, naciukai, whatever. Ir tokia mažuma yra, kad daugiau gėjų yra Lietuvoje nei nacionalistų. Nėra didelė problema. Tai apie nacijus nelabai pakalbėsiu daugiau. Yra dar vienas nuotraukas vėliau. Bet gal bendrai galvoju skirtingų užsieniečių. Tai padariau tyrimą. Erasmus Vilnius 2013. Salento. Ką jį galvoja, kad Vilnius yra geras miestas, tiesiog, wow, kasdien gali eiti į Salento. Ar tai yra blogai? Ne, tikrai neblogai. Aš žinau, kad daug žmonių pykstant Erasmus ir gal yra Erasmus čia. Nėra visi lietuviai, nes aš lietuviškai kalbu. Aš beveik nieko prieš neturiu. Aš žinau, kad nedauguma, pusė mano imigrantų draugų atvyko dėl Erasmus ir paliko Lietuvoje, turi dabar verslą ir daromi lietuvis, tai yra tikrai nuostabus dalykas. Kiti grįžo į savo šalį ir pasakė, ai, bet
galim tipo savaitgalį į Vilnių, jo, kuris buvo apgėręs, studijavau ten. Ir jį jau žino šiek tiek apie tą Vilnių. Aišku, jį žino, kad ten yra klubų ir merginų daug, jo. Bet nepagalvok, kad jį absoliučiai vydai. Aš manau, kad yra 1% galvoje, kur jį supranta, kad Lietuva egzistuoja. Šiaurės Europoje arba rytų. Jo, tolerancija, kartu, jie. Wow, amerikiečiai! Čia jis pasakė, tipo, we're in Vilnius! Ir jinai pasakė, yay! Visi kirpa, tiesiog. What do you think of Vilnius? It's awesome! Baltas tiltas. Awesome! Jie amerikiečiai ir aš manau, kad vienas iš šitų turi šaknų Lietuvoje, jis kalba turbūt lietuviškai ir jiems tiesiog viskas yra awesome. Yra tokia kategorija užsieniečių, amerikiečiai. Geriausiai mano klientai beje amerikiečiai, jeigu jūs dirbat reklamos industrijoje, paskambink Amerikai. Ir galdik klientus ten. Ir tikrai ne Lietuvoje. Faini žmonės. Nerūpėt nieko. Tiesiog awesome. Va, meksikietis. Meksikietis. Ar jūs žinot, kad yra meksikietis imigrantas, kuris gyvena čia ilgai ir jis pasakė, Vilnius is the best city in the world. Ar jis juokauja, ar jis kažkoks loseris, ar jis yra išprotėjęs? Ne. Jam Vilnius yra best city in the world. Pavyzdžiui, man, jeigu apie gyvenimą kalbama, ne apie savaitgalį. Vilnius yra best city in the world. Mano žiniose. Gal yra geresnių, bet dar 10 metų sužinoti, ar Barcelona yra geriausias miestas in the world, aš neturiu dar 10 metų. Tai jis kalba meksikietis, kad čia best in the world. Aš galėčiau surasti labai lengvai, aišku, rusų kažkokio, ukrainiečių, lenkų, kuri myli Vilnių, bet čia meksikietis. Ką jis galvoja apie Vilnių? Jis yra belgas. Ir jis galvoja, kad Vilniuje maistas yra blogas. Ir jis dabar pabandė pasakyti, kad nėra čia gero maisto Vilniuje. Bet čia ilgas klipas, kur visur kitur, gražius miestas, 4 metai gyvena čia, iš Belgijos, į Lietuvą. Jis. Tai patikėk, jam čia smagu, niekas netrūko, jis neskundžia apie kažkokį skurdą. Tiesiog, jam fainas miestas. Jis net su nacionalistiniais pagalvom. Amerikiečiai. Šitie žmonės labai juokingai. Jie buvo kažkur naugardu programoje, visiškai nekur turistai turi būti. Ir be žemėlapio, ir be smartfonų, ir tiesiog, aš pamačiau, amerikiečiai, nes, come on. Said, guys, maybe I can help, where are you going? And they said, Comfort Hotel, we're like, we lost the hotel. Čia jūs pirmą kartą, žinai, normalus klausimas. Jo, pirmą kartą Europoje. Pirmą kartą Europoje ir jūs esate Lietuvoje. Įdomu, jūs galvojate apie Europą. Yes, it's awesome here. It's like really amazing. Like we've seen like really nice buildings you guys have. Like it's like architecture. And like tomorrow we're gonna go to this like lake and nuostabus miestas. Yeah, Europoje. Aš sakiau jam taip, o kodėl pastebėjai, kad į Lietuvą, jeigu Europą norėjot. Pasakė, norėjau į Italiją, bet nepatekam į tą grupę ir gavo 5 ar 6 kažkur ir dėl to iš šiukšlynė, kur visi kiti. Lithuania! Why not?
Bet jam buvo faina. Nu, bet jį mandagi žmonės, tai gal jie buvo tikrai blogai, bet jį šipsojo ir pasakė, kad gerai. Klausdavo, kur surasti merginą, aišku. Merginą. O, ką darot? Tai, pasakysiu dar, nes aš noriu, kad būtų ir diskusijos šiek tiek, jeigu jūs įsiklausit. Ką darot? Aš noriu daugiau apie komunikaciją, o ne tiesiog mano ir kitų žmonių nuomonę apie Lietuvą. Jeigu noriu padaryti tyrimą, kur būtų milijonų užsieniečių nuomonių apie Lietuvą, tada gal turėtų prasme, bet dabar tiesiog anekdotai. O ką jūs darot reklamuoti, pavyzdžiui, pristatyti Lietuvą užsieniečiam ir kur jūs paėmėt visiškai? Vėl gimta. Unexpected Amber Life. Pavadinimas. Ar jūs kalba angliškai, nes aš kalbu angliškai puikiai, aš nežinau, ką reiškia Unexpected Amber Life. Gal tai yra kažkoks naujas tipo Durex kondomų. Pirmas faktas apie Lietuvą, kol ginteris krenta nuo Lietuvos yra Lietuvos kitus, ginteris history of 50 million years. Matosi? Geras. History of 50 million years. Ką jūs darot yra visada pradėti nuo istorijos. Čia yra, suprantama, nes jūs bijot, kad niekas nežino nieko apie Lietuvą, gal jūs išvis neturit savo valstybės, arba savo kalbos, arba savo teritorijos. Tai pradėkime nuo istorijos. Užnėti. Visų pirma, 50 million years history, kur pirmas ginteris formavo ir nuo to iki šiandien gali pamatyti Lietuvą. Tai aš nerekomenduoju komunikuoti tai. Yra istorija įdomu istorikams. Kalba labai įdomu kalbininkams. Jūsų ypač. Bet aš nepasakyčiau pirmą. Žinai, žmogus ateina į vakarėlį, pirmas žodis yra labai svarbus. O jeigu pirmas žodis yra 50 million years ago. Žinai, yra senų dalykų, bet žinai ką, aš iš Anglijos ir mes irgi turėjom kažkokį lietaus prieš 5 milijonų metų. Žinai? Čia neskiriasi nuo nieko. Čia yra tipo, we also have history. Don't forget, we have history. We'll take to the Black Sea. There was empire, big empires. We were important previously. Pirmą kartą aš girdžiu, kad jūs turėjot imperiją nuo Baltijos iki Juodos jūros. Mano atsakymas buvo, Anglijos ir mūsų imperija buvo nuo Anglija iki Anglijos. Nereiškia, kad jūs esat silpni žmonės, arba neverta čia veikti. Niekas galvoja tik žiūrint į žemėlapį. Kur eisiu atostogauti? Reikia eiti, kur yra daug istorijos. Tai yra segmentis turizmo, tai yra history tourism. Aš nepradėčiau nuo to. Galiu pasakyti, mes turim vienas arba du tikrai rekonstruotų pilių. Bet, žinai, nerekonstruoju. Prancūzijoje gali apie Venecijų pakalbėti. Never know.
nervina šitas pralaidėt šansą padaryti kažko wow. Tokia milžiniška nemokama reklama būtų, jeigu jūsų monetas būtų įdomu žiūrėti. O kas čia yra? Čia yra žmogus ant arklio. Kuo skiriasi Lietuva nuo kitų Europos Sąjungos šalių, yra, kad čia buvo žmonių ant arklių previously. O jūs pamatot Norvegijos banknotus naujus? Kas pamato Norvegijos naujus? Aš neturiu jau bėgti, gailės. Pamato. Žinai apie ką pamato. Ten yra, wow, toks gražus. Ir tipo šiuolaikinis, ir tipo, o šitas, nu va, kas buvo previously? Buvo ant monetų meno nahos, okei. Ką darom šiandien? Meno nahos, obviously. Nes be šito simbolio nebūtų jokios respublikos išvis. Ar galvojate taip? Nu, ar kažkas turi idėją, kas būtų geriau nei meno nahos? Arba bent rūginė duona, kuris pusė lietuviškai yra, bent rytų Europos. Kas? O jūs matėte, yra išleisti, bent anksčiau buvo leistų proginių monetų. Su Valdovų rūmais, su Baltijos keliu, su krepšiniu. Su krepšiniu. Buvo lytis kaip kamuolys, ne? Šitas geras. Lytis kaip kamuolys, wow. Parodžiau. Draugam, užsieniečiai. Tai kas kolekcionuoja, kam įdomu, tai yra išleista? Ne, kas kolekcionuos, bet tiesiog čia skrenda visur Europoje. Aš irgi kartais žiūriu, jeigu aš esu Rygoje. Kas yra tiesiog įdomu, ką laužys kaip kavinė kažkur. O, čia iš Graikijos, ką jį turi. Tai yra tiesiog įdomu, kiek milijonų žmonių žiūrės į monetas. Ir šitas ras, kur Lietuva parašyta ir arklys. Niekas nežino, kas yra Lietuva, ir visi žino, kad buvo arklių pas vienas. Nu, to prasme, tarkim, žiūri į tos pankus ir karalienė, ne? Jo. Nu, tai žiūri pankus ir yra karalienė. Tai visi žino, kad Anglija turi karalienė. Tai, Anglija biški, žinoma šalis. Jo. Tai turi, čia Lietuva, čia kalba. Bet, to prasme, tu važiuodamas Angliją, turbūt žinai, kad jie turi karalienę. Taip. Ir tau tas pankus primena, kad jie turi karalienę. Taip, bet čia aš sutinku, kad reikia komunikuoti su savo monetais ir atsižvelgiant į tai, kad jūs nesat Anglija ir Anglija nėra Lietuva. Galima aš atsakysiu. Negali kopijuoti strategiją iš kitur. Taip, žmonės tai daro Anglijoje. Valstybinis simbolis ant monetų. Bet jį daro Anglijoje, nes Anglija yra Anglija. Ir veikia Anglija. Anglija Tai aš noriu palaukti. Tai arba aš nesuprantu klausimą, arba tu nesupranti atsakymą. Tai tokia situacija. It's a good point. Nu, aš labai greitai taip neišleidžiu. Gerai. Bet čia vėlgi apie perspektyvą, galbūt, žinai. O dar idėjų yra, kad jūsų monetai turi būti. Dar vieną man reikia. Tai gal jūs pats pasakykit, ką jūs manot? Tai aš laukiu dar vieną pasiūlymą, kurį aš pasakysiu jums ir jūs nesutiksite. Alus. Okay. Alus. Alus. Mano atsakymas būtų, why not? Arba ingredientų lauks, kaip ir vokiečiai gal padarytų, arba latviai padarė, tipo, medis. Mano pasiūlymas, jeigu jau įdomu, kaip komunikacijos fakultetų studentais, aš žinau, kad šalta ir biški vėlai ir turi įdomų pokalbių ir įdomesnį paskaitą gal. Ačiū. Tai
aš pagalvočiau, ant jūsų monetų, ko reikia? Reikia laisvės Respublikos nepriklausomybės simbolis. Kas yra geriausias simbolis Lietuvos laisvė ir nauja Respublikos? Taip, bet... Na, aš reikia nesutikti, bet tai neblogai ne. Landsbergis, jo, įamžinkim Landsbergį, kam jie. Respublika nelabai laikoma ant vieno žmogaus veido, kaip monarchija, tai kiti idėjai reikia. Aš manau, kad geriausias simbolis būtų televizijos bokštas. Kas sutinka, kad gal būtų gera idėja? Pagalnai mintis, kas visiškai nesutinka, galvoja, kad būtų netinkamas simbolis ant Lietuvos monetų. Niekas nesutinka. Dėl to, kad visas girtas buvo? Ar koks nors? Ar televizijos bokštas būtų blogas simbolis ant Lietuvos monetų? Nei geras, nei blogas. Joks, ne? Kad televizijos bokštas. Nebūtų nekartas. Televizijos bokštas jums. Jeigu aš sakau televizijos bokštas, yra kavinė, ne? Namai, gyvenu šalia. Tai čia mano pointas čia būtų, jeigu apie komunikaciją. Jūs galite nesutikti, čia galite dizaininti savo monetas, aš tikrai nedizaininsiu jums. Mano pointas būtų toks, kad vienas iš mano mėgstamiausių istorijų apie Lietuvą ir apie tą istoriją buvo artimi istorija. Kas įvyko prieš 10, prieš 20, prieš 30, gal 50 metų. Tai labai įdomu. Kokia istorija, kokia kelionė nuo ten iki šiandien buvo. Tai įdomu. Tai irgi įdomu Europos Sąjungos kontekste. Kas yra Europos Sąjunga, tai yra po karo buvo nauja sąjunga, kad nebebūtų karo. Čia labai svarbu. Kas yra Lietuva? Lietuva yra Respublika. Kur gimė Respublika, simboliškai iškart apie sausio 13 ir tos tragediją gali pagalvoti. Ir kas paskutinis punktas būtų, kad televizijos bokštas yra tiesiog unikali forma, atpažinsi nuo bet kur. Aš žinau, kad užsieniečiai nežino, kas yra tas bokštas. Bet jeigu būtų tokias formos ant monetų, tai iš karto kreipti dėmesį, būtų kažkokia. Kas čia? Ir gal 0,0001% žmonių googlintų biškį ir sužinotų kažką. O apie šitą bičią niekas nežino. Ir jau yra daug straipsnių pasaulyje, kur žmonės, kurie kolektina ir kritikuoja monetas, pasakė, čia nedas. Jau suprantame, kad čia yra kaip senas monetas buvo, tas yra naujas. Bet man praleidot šansą pasakyti, mes esame nauja Respublika, o ne sena viduramžių kunigaikščių kažką. Tai gali pradėti iš naujo ir pradėti iš naujo, tai yra televizijos bokšto era, o ne arti. Komunikuoti labiau. Nors aš suprantu, kodėl žmonės dažnai nelabai suprantu, kodėl aš noriu, kad sovietinė architektūra būtų ant monetų. Klausimą turiu. Tai pirmas bus teiginys, tai dauguma žmonių neprimtų televizijos bokšto, nes kaip minėjo, tai yra sovietmečių statyta ir mes labai stengiamės atsiriboti. Kitas dalykas, šiaip mažai yra vietos kažką aiškaus pavaizduoti, o Lietuva per tuos pastarosius 20 metų nelabai turėjo savo vizijos, tai kad nelabai žinom, ką mes ten norim pasakyti. Bet pastarosius porą metų į Investuok Lietuvoje ir Versly Lietuvoje tenais vykdė nemažai projektų ir dabar stengiamasi parodyti pasauliui Lietuvą kaip laisvą šalį ir inovatyvią šalį. Tai tada būtų klausimas, kaip pavaizduoti laisvą ir inovatyvią šalį, bet televizijos bokšto kažkokios būtų sukurta laisvoj Lietuvoje.
Čia jau prasideda diskusija, man patinka, nes aš dabar turiu pagalvoti, kaip atsakysiu. Pirmas pointas buvo, kad niekada sovietinė architektūra ir nori atskirti nuo sovietinė architektūros. Suprantu pilnai tą nuomonę, aš žinau, kad niekada nepraeitų ir mano pasiūlymas kad jūsų klientas, bet aš naudoju kaip pavyzdys, kad gali pagalvoti apie komunikaciją, ne vien apie kas yra man Lietuva, o kaip komunikuoti, ko mes norim būti. Tai yra visai skirtingas klausimas. Ir kontroversiškas, bet tinkamas sprendimas galbūt televizijos. Apie sovietinę architektūrą, televizijos bokštas yra tiesiog įdomus. Ir gali, Toronto, žinai, kas yra Toronto, jie irgi turi tokį bokštą. Aš nemanau, kad tai yra labai sovietinis. Jeigu būtų daugiabutis, sovietinis, pavyzdžiui, sovietinis. Bet, žinai, aš manau, kad televizijos bokštas yra ikoniška forma ir milžiniška ir vienas iš didžiausių pastatų Europoje, iš vis. Ir apie komunikaciją televizijos bokšte. Ir apie kovą už laisvę. Bet bus šitas. Okay. O antras pointas buvo toks. Jo, tai antras buvo, kad dabar stengiamasi demonstruoti Lietuvą kaip laisvą ir inovatyvę veržlią šalį. Tai kaip tokiam mažam plotukė būtų teisingai komunikuoti? Jo, ir biški yra bėda dabar, nes, kaip sakau, mes tokiais buvome apie praktiškumą, apie susiekimą ir visą šitą. Nelabai seksy ir nelabai emocinė. Tai yra būdas parduoti investoriam idėją, kad jie galėtų investuoti į Lietuvą. O kaip įkvėpti žmonės, kad jie pagalvotų, faina Lietuva, man patinka, aš lietuvis. Tai yra biškai skirtingas klausimas. Ir tada, kaip parodyti užsieniečiam, kad jūs esate lietuviai ir tai yra gerai, tai dar trečias klausimas. Ir visi šitą kartu eina ir galų gale išeina sprendimas. Ir jeigu jūs dirbsite industrijoje, jūs sužinosit, kad sprendimus visada priima klientas, o ne dizaineris. Ir klientas aiškiai pasakė, bus žmogus ant arklio, gerai? Ir viskas, nav discussion. Aš įsivaizduoju. Ir gal tai net teisingai pasakė. Nes jeigu yra daug, nežinau ką daryti, darysim kaip buvo anksčiau. Ir gal praktiškas, pragmatiškas sprendimas. Bet aš norėčiau, kad jūs, jeigu jūs išeisit į pasaulį ir dirbsit, rizikuok biškį gerai, padaryk kažką, biškį įdomiau, nei analizuoti ir saugiausių sprendimų priimti. Galis rizikuoti. Jūs čia Lietuvoje, Anglijoje negausit šansą dizainyti kažkokią tokią. Tikrai negausit. O Lietuvoje jūs turi šansą surasti darbą, kur, kažkokį tikrai labai simboliškai gali dizaininti arba architektūrą, žinai, gali padėti ten ženklą, kažkoks padaryti logotipą kažkokią. Daug yra dalykų, kur jūs dizaininsit ant nacionalinio lygio. O pavyzdžiui, aš Londone nacionalinio lygio nedirbsit. 10 žmonių dirbsit to lygio. Taip pat su muzika Anglijoje, yra 10 žmonių ir jį viską daro muzikos industrijoje. Taip ir Lietuvoje 10 žmonių, bet Lietuvoje yra lengviau konkuruoti. Gerai, šitas įdomus klausimas, aš prašysiu savo eisim. Klausimas jai čia Lietuvė ir ispanų kanalas klauso, ką gali veikt Lietuvoje. We have a lot of lake, there is the forest. You can also see Kaunas, it is third capital. Kernavė. Išmokys Tada ispanų kanalas padarė darbą išversti į ispanų kalbą. You can go to Kaunas, it's the third capital.
niekas nesupras. Nu, čia yra klasikinis pavyzdys, kaip lietuviai nekomunikacijos ekspertė tiesiog gatvėje gavo klausimą, ką veikti Lietuvoj, o gali apsisakyti Kaune. Nes we had 3 capitals. Ir jau nuobodu 3 capitals, really. Yo, the first one was in Karnavė, no, really. Aš jaučiu stipriai, kad jūs gavot labai griežtą istorijos pamoką iš griežčios mokytojos, būtent mokytojos, ne? Ir pasakė, kiek buvo sostinė. Ir pasakė, su tokia grėsme, kad jeigu neprisiminsit, gausit 0. Ir tada gatvėje po 20 metų užsienietis su kameras buvo. Sakė, reikia Lietuvoje. Ir vis aploris, I think Spain has forests and lakes. O reklamos industrija Lietuvoje sukūrė šitą. Visi dievina šitą filmuką, ypač reklamčikai dievina šitą reklamčikų filmuką. Taip, nebloga studija, aš nenoriu girsint per daug, bet vėl apie perspektyvą kalbu. Nes atsiliepimų apie šitą klipą lietuviškai YouTube yra tipo, pagaliau, normalaus klipo turim, čia su Google pagaliau vien lietuviškai parašyta. O užsieniečių komentarų nelabai daug yra, nes jie neįdomu, jie nepažiūrėjo šitą klipą. Ir viskas galų gale veiks kaip tipo ne reklamą pritraukti investicijas iš užsienio, o tiesiog būdas mum lietuviam švęsti, kad mes turim klipą. Prinai, šitas tikrai ne blogiausias klipas, čia gal geriausias klipas, gal geriausias klipas, neblogas. Bet tas jausmas, kad jūs tiesiog sukūrit savo kažkokią reklamą, kad būtų pasididžiavimas, o ne komunikacijos. Ir didelis skirtumas. Ir beje, jeigu jūs sukursit su mano mokesčiais klipą reklamuoti Lietuvą užsieniečiams, gal davai paskambink man, patikrint, ar pavadinimas klipo yra geras. Nes nemokamai, aš pasakysiu lietuviam, that a country that grows while it is growing is the stupidest thing I've ever heard. Aš bandžiau išversti atgal į lietuvių kalbą, suprasti, iš kur ateina šitą mintis, kaip lietuviškai. Šalis, kuris auga, kol auga. Jo? Nežinau. Bet jums kartais nelabai svarbu, ką užsieniečiai galvoja, nes iš kur pinigai šito klipo? Iš valstybės. Pofik, ką užsieniečiai galvoja, nes užsieniečiai nesimokės už šitą klipą, o valstybės sumokės. Tai klientas visada nusprendė. Tai ką klientas nusprendė yra reklamuoti savo amazingness, neefektyviai. Pusiau efektyviai. Nenoriu visą. Nelabai. Growth. Kas žino, šitas filmas. Geras vertimas beje. Jeigu tau įdomu žiūrėti mano darbą, gali žiūrėti 02 ir įjungti subtitrus. Ir ten mano darbas, kiekvienas žodis ir veiksmo žodis buvo mano sprendimas. Tai vienas iš įdomiausių projektų mano gyvenimo buvo kaip išversti žodis gaidys į kalbą. Nėra vertimų. Mes kalbam, nėra. Vertimus aš manau, galų gale pasirenkam the guy. Nes nebuvo būdo pasakyti. Ir irgi keiktis yra man menas ir turi tiksliai keiktis, teisingai. Ir jeigu bus mini klaida, tada iškart gadins viską. Tai va,
Little fucking what? Kas galvoja, kad Little fucking what buvo, ta prasme, kad šitas filmas yra Lietuvoje. Kas galvoja, kad gera reklama Lietuvai šitas filmas? Nebijau, aš savo nuomonę nelabai turiu. Nėra teisingo atsakymo. Tai visi kiti galvoja, kad čia bloga reklama? Čia susilaikius. Aha, susilaikius, ne? Kas galvoja, kad čia visiška antireklama ir reikia uždrausti tokius filmus gaminti, ypač su kultūros ministerijos komitete? Ne. Lietuvai tokius filmus laiko reikia pasaulyje, nereikia. Jie tiesiog nesuprastų daugelio dalykų. Pastuvių ir taip toliau nedarbus, jeigu mėgti, aha. Nu, aš nežinau, ar daugiau žmonių atvyktų į Lietuvą dėl šito filmo. Aš tikrai nelabai žinau. Tai yra geras pavyzdys Belgijoje, kur jį norėjo padaryti filmą apie assassin, blemba, kaip lietuviškai. Kaip? Žudikas. Nu, žudikas, jo, porą žudikų ir jį Belgijoje kažkur, kur labai gražu. Ir visi veiksmai yra miestelėje. Tas miestelis, taryba, balsavo finansuoti šitą filmą kaip reklamą ir veikia. Tas filmas išleido tą filmą, kur turistai gavo į snukį ir tada vėlė kažkokia ir žudikai yra visur bėga ir kraujas ant žemės ir kažkas šoka nuo žymiausio tipo turistinio pilis, tipo bokšto, jis šoka ir mirė. Visi vaizduoja, jeigu aš padaryčiau filmą, kur kažkas iš Gedimino bokšto, tipo šoka ir mirė. Ir tai būtų reklama Vilniui. Ne, bet Belgai padarė ir buvo reklama labai efektyviai, daug kas eidavo ten, nes tiesiog matė, kad ten yra gražus miestelis ir aišku, kad čia fantazija ir nėra ten tipo žudikų visur. Tai aš noriu eiti ten ir pamatyti tos gatvės. Tai gali praeiti. Ir aš irgi pasakyčiau, nebijau, šitas filmas tikrai negadins Lietuvos įvaizdį, ypač dėl to, kad nelabai sėkmingas filmas, tai gali negadins. Sorry, Chad. Wow, dar labai gerai, kad užsieniečiam niekada nesupras, kad tu kalbai. Bet jeigu jį pamatytų, kas yra YouTube iš Lietuvos, wow, jūs turėsit tipo PR problemą. O šitą labai greitai, blogiausias dalykas čia yra Persvardas žiūris Seimo narys. Seimo narys. Aš pasakiau draugam apie šitą veikėją, gal per dažnai. Bet man įdomu jų reagavimą, nes aš jau 10 metų čia ir man tipa jo politikai, jo biškai čia Lietuva. Užsieniečiam. What? Say again? Like disinfecting the gay parade because of AIDS, wearing safety clothing? Like that's already crazy and I didn't even tell them that he's a member of parliament. No, so ir jis Seimo narys. What? Kokios partijos? Tiesiog jį nesupranta, kaip tai gali būti. Ir reikia išmesti šitą šiukšlę iš Seimo, nes tai jis irgi jums yra antireklama ir jis nereprezentuoja Lietuvą. Ir kiek žmonių tikrai sutinka pilnai su Petru. Nu, protestai buvo 30-40 žmonių prie katedros buvo su jo. Nu, jis neturi palaikymą, žmonės gal balsuoja, stipriai savo rajoną, žinau, bet jis nėra toks demokratiškai svarbus. Gali išmesti ir vis tiek bus demokratinė prieš žmonės. Tai siūlom tvarkyti politiką, nes politika yra vienas iš Lietuvos pagrindinių būdų reklamuoti savo pasaulyje dabar.
bus per televiziją kažkokį Grybauskaitę arba blogą pasakys kažką ir ten bus parašyta ant ekrano Lithuania. Tai patikėkit, jums reikia tvarkyti, nes nebejuokinga, ką Jušinėčiai parodė šitą. Nu, koldūnai, bet Jušinėčiai tai yra tas, kas jūs esat, kaip balsavot ir neišmėsit šitą žmogų. Tvarkyti. Jeigu nori balsuoti, gali balsuoti už mane, galvot pirmą. Gerai, beveik pabaigos. Liets lietuviam aš noriu dabar apie supratingumą. Aš žinau, kad aš daug turiu idėjų apie ateitį ir aš noriu kuo greičiau ten eiti, bet aš pilnai suprantu, kodėl žmonėm jautri yra, jautrų dalykų tikrai yra, kodėl žmonės norėjo statyti tą Lietuvą svajonišką ir palauk, neready, don't look, it's not ready. Aš žinau, kodėl jūs norėjote to padaryti ir, už kokią Lietuvą mes kovojam, jo, ne šito. Bet buvo labai gerai, kad jūs kovojat už laisvę ir dabar turit daugiau. Ir šitą Lietuvą lietuviam erą gali dabar baigti ir atidaryti Lietuvą kitiem. Kodėl reikia to daryti, nes nebereikalinga, ne? Anksčiau tokie tautinis jausmas būtų labai svarbus, o dabar čia silpnai atrodo ir labai juokingai atrodo. Ir čia pagrindinių tautininkų choras kažkoks. Man labai gerai, kad čia taip juokingai atrodo ir su Julija mes diskutavom ir labai juokingai, kad jie nieko negali padaryti, neturi politinės jėgos, tai yra smagu. Bet jo, šitą era, kur reikia ant būgnų pasakyti ir žemų balsų. Nebereikia. Ir biškai relax, čia smagu, čia fun, čia daug yra interneto ir alaus. Čia yra biškai. Ir čia reiškia Lietuvą visiems. Ir ką tai reiškia paprastai daugiau interracial marriage, daugiau muzikantų iš visų šalių, daugiau šokių, pamokų, daugiau accesai internete, ypač kaime, daugiau edukacijos apie kas yra pasaulyje, o ne. Visų pirma, išmokti, kas yra lietuvis. Ir tada mes gal pasakysime apie užsienį ir seksą ir fiziką ir taip toliau. Tai kiekvieną kartą aš kalbu, aš pabandžiau įtikinti jūs, kad čia yra gerai, čia yra labai gerai. Skaityk mano Facebook'e, kur aš turiu skundžių, aš turiu skundžių, bet čia yra labai gerai. Ir jūs galite parodyti pasaulyje, kad čia yra labai gerai. Jūs esate komunikacijos fakultetas ir aš noriu jūsų darbą. Tikrai, nuoširdžiai, aš noriu. Prieš 10 metų visi man pasakė, teks palaukti 10 metų ir tada naują kartą ateis. Tai jūs čia esate. Rimtai, nejuokauju, jūs esate tą naują kartą ateis, tai dirb, prašau. Čia, ant ko noriu padaryti. Čia yra, kaip visi užsieniečiai man pasakė, ką mes kalbam tarpusavėje, kartais kalbam lietuviškai tarpusavėje, beje. Nes jis portugalas ir nelabai supranta angliškai, gal tai lengva franka, patikėkit. Čia yra svarbiausias dalykas. Tiesiog prisimink šitą ir visa kita bus maždaug ok. Aš noriu gyventi čia ir rytoj ir toliau. Tai aš galvoju 10 kartų daugiau apie ateitį ir apie jūsų kartą, ne apie praeitą kartą, kas buvo. Ir tai yra visai gerai ir tauta nesprogins dėl to, kad aš galvoju apie ateitį labiau, ne apie jūs. Tai, to rekomenduoju jums. Aš turiu kelių daugiau minučių ir nešalsiu, aš tikiuosi, kad tokį klausimų, bet tai yra mano paskaitos pabaiga.
mano jėgas atsakyti klausimų, užduočių atsakyti. Tai ką nori žinoti apie save? Nesenai žiūrėjau laidą apie Ryčio Žukauską, jisai pasikvietė užsieniečių, kad jie ten buvo ispanų, italų, amerikiečių, šnekėjo apie tas ant žalio tilto, kur yra skulptūros. Aha. Reiškia, žiūrėjau tą laidą, tiesiog norėjau pažiūrėti, ką žmonės mano iš užsienio, ir labai nustebau, kai jie pasakė, kad skulptūros reikia palikti. Užsieniečiai pasakė palikti, ne? Jie sakė, aš palikti, aš visiškai nesvarbu. Aš sakau, jas reikia išvežti, iš nuskambės šūką šalia, ne? Kodėl? Nesuprantu argumentacijos. Jo, čia, wow. Nu, kadangi aš būsiu išrinktas savivaldybės taryboje, tai čia vienas iš esminių klausimų. Ir mano atsakymas dažniausiai yra, kad čia biškai jautrus reikalas ir ne mano reikalas, ir jeigu jūs Vilniečiai nenorit tų skulptūrų, tada aš nelabai garsiai pasakyčiau dalykus. Nu, man nešilta nešalta, taip, jeigu būtų jums smagu nugriaut, tada okei. Bet dar yra, kad tik pusė jums būtų smagu nugriaut, ir tik pusė nebūtų, ir užsieniečiai būtų blogai. Aš nelabai žiūriu tą tiltą kaip pavyzdys, kas yra Lietuva. Aš žiūriu, buvo sovietų čia, jį pralaimėjo. Tai yra argumentacija. Tai netgi buvo, ten jie bandė tokius konstrukcijas uždėjo daryti ir visai labai atrodys. Aš tik, man būtų, blogiausiu atveju man būtų, jeigu jį būtų išvežti į tą Grūtų parką, kuris tik žiauskai blogas, ne muzėjas, ten yra feikas visiškai, nu, spėju, kad yra plauna pinigų. Tai būtų žiauskai blogiausiu, jei būtų ten. Geriau ant tilto arba sprogdinti gal. Prašau. Aš manau, kad Lietuva kaip ir norėtų labai pamiršti tą posovietinį laikotarpį, bet tokiom temom lemia tiesiog tiktais palaiko būtent tą praeitį dabartyje. Ir aš tikrai manau, kad reikėtų tiesiog palikti tas kultūras ir pamiršti tai, kas buvo ir orientuotis į ateitį ir būtent diplomatinius santykius ir ekonominius, nes praeitis tiesiog žlugdo mūsų ateitį. Dėl to kai kurie žmonės labai nori būtent tai išvengti ir dėl to organizuoti diskusijas ir kelia žmonių susidomėjimą ir tai nėra gerai. Man būtų baisu, jeigu būtų konkursas, ką padaryti su tiltu, bet su skulptūru, tai irgi klausimas. Aš pamačiau tos konkursus ir nieko gero nebūtų. Čia tiesiog skatina nacionalizmą ir toliau tokius mes skatina žmonės prisiminti tai, kas buvo metų metus atgaunant. Arba baltas tiltas turi kažkoks spindulys. Kas tai yra? Man būtų geriau nugriauti spindulys. Arba tų tipo populinių žiedų po tiltų. What was that? Fail. Bent žalias tiltas skulptūras yra actual thing. O spindulys, nelabai. Ir vamzdį nepadėsime. Bet tai, sakiau, aš neturiu atsakymo, nes bet kokiu atveju būtų blogai. Pirmas pointas buvo, kad užsieniečiam visai kitaip žiūri tą tiltą ir nebijokite apie tai. Jeigu argumentuojate apie tą tiltą, nereikia pasakyti, bet užsieniečiai pagalvos, kad mes esame sovietai, kaip Zabietė pasakė kasdien. Tai jį negalvoja. Būtent dėl to pagalvojama, kad sovietai, man teko gyventi užsienyje, tik Anglijai. Ir iš esmės, kas antras žmogus, kad jūs pasakęs, kad aš esu iš Lietuvos, tai būdavo dvi reakcijos. Viena, this is from Russia. Antra, oh, right. Ir tu tiesiog supranti, kad jie net nežino, kur tai randasi. Tai tokios temos, kurios iškeliamos į politinį paviršių, jos tiesiog reprezentuoja mus kaip praeities tą šalį, kuri yra Rusijoje. Instead mes galėtume inovatyvuoti savo šalį ir jau nuo to paviršyti. Aš norėjau sakyti apie tai, kad žmonės nežino, kas yra Lietuva ir kur tai yra, tai
Sorry, jūs dirbkit, jūs komunikacijos fakultetas. Tai yra jūsų darbas, kad Lietuva būtų žinomas pasaulyje. Aš nenaudoju, kad aš turiu Martina Levickas nuotrauką, kuris koja. Ten Koreja ir Amerika, ten per teleką BBC rodo, kur jis kalba. Puikiai. Gal paminėjau, kad jis iš Lietuvos, čiučiut. Ir man tai yra geresnė reklama, kad žinomumą būtų, nes trečią kartą girdėti tą žodį. Bet nebus greitas procesas ir neveik dėl to. Come on. Ar jūs žinot, kur yra Somerset? Ten 3 milijonų žmonių Europoje gyvena Somersete. Aš ten gimiau. Jūs nežinot? It's not near Russia. It's near Ireland. Near Dublin. Jūs žinot, kur yra Dublin. Žinai, negalvokit apie šitą. Tiesiog pristatyk, aš iš Lietuvos ir jau žinant, kad jį gal nežino. Man labai smagu ateiti čia, kur daug žmonių žino, kas aš esu. Tai yra toks jausmas, tipo, wow, jūs suprantate, kad aš esu. Cool. Bet aš dirbu 10 metų ir Facebook ir kas valandą, kad žmonės žinotų, kas aš esu. Tai yra skirtumas. O Lietuva padarė klipą apie lietus ir kitą. Gal tam to žmonės galvoja, kad jūs iš Rusijos. Jo, viskas užteks. Ačiū klausimą. Kalim, linksmiausias klausimas yra paskutinis. Tas žmogus, kuris galvoja, kad galbūt klausimą, gal nebus laiko, kad nėra laiko. Kas? Paskutinis klausimas. Jums reikia žinoti daug faktų apie kaip užsieniečiai galvoja. Čia užsienietis, tai paklausk ant klausimą. Aš esu skaičiusi nemažai jūsų nuomonės apie mūsų aptarnavimo sferą, ar ne? Galbūt jūs galėtumėte konstruktyviai išsakyti kritiką bei patarimus, kuriuos galėtume pradėti vykdyti, jau mūsų kartą. Visų pirma, aš kalbu apie aptarnavimą Vilniuje, nes ten gyvenu. Ir jeigu aš būčiau Belgijoje ir būtų blogas aptarnavimas, lygiai taip pat, tai čia nėra šaržas. Ir to pasakiau, nes dažnai jūs priimat labai asmeniškai per tokį kritiką. Labai asmeniškai. Ir, relax. Sakiau, kad nereikia priimti asmeniškai. Jeigu aš sakiau, kad buvo blogas eksperiencijos restorane Lietuvoje, nereiškia, kad nemyliu Lietuvą. Suprantu. O apie aptarnavimus, tai jums reikia tiesiog vieną gražią dieną suprasti ir sužinoti, kad pelningiau yra šypsoti. Amerika jau nusprendė apie tą prieš 100 metų. Jūs reikia tiesiog suprasti. Čia nėra fake, čia nėra have a nice day. Čia tiesiog, ačiū, viso gero. Žinai. Ir šitas mąstymas, kad tik varšas, oficialkai, be pinigų, nenori dirbti ten, labai sunkus darbas ir blogas aptarnavimas. Tai atleiskė. Sorry, aš nevalgiau, kur žmonės gauna minimum tokią sferą. Ir jį vis dar blogas aptarnavimas. Jeigu aš būčiau armijoje ir ten būtų valgykla armijos ir būtų blogas aptarnavimas, tai būtų visai kitoks. Bet jeigu esi restorane, kur ir kiti užsieniečiai ateidavo su daug pinigais ir sunku išleisti tos pinigus, nes neateina į stalą, tai yra man žiūrėti ne dėl to, kad nori piktis ant studentas, kuris dirba restorane. O dėl to, kad aš noriu, kad būtų daugiau veiksmo Vilniuje, kad būtų daugiau mokesčių ir daugiau turistų. Tai žiauriai nervina, kai aš pamačiau, kad 200 litrų paliktas ant stalo ir niekas neateina paimti pinigus ir paskaičiuoti viską. Tai yra nesąmonė. Tai aš tikiuosi, kad jūs komunikuosit su šypsena, jūs pristatysit Lietuvą kaip Boston, graži šalis, kur alaus yra, ir merginų yra, neblogai, ir berniukų yra. Ir ateityje bus ir gėjų sąmonės. Tai bus viskas. Tai ačiū jums visiems, aš išmokiau to.